Kaip gimsta naminis varškės sūris, tikriausiai žinote. O štai Vilmanto Navickaukis kviečia paskanauti naminio karvių pieno fermentinio sūrio. Vilkaviškietis pripažįsta, kad pieno ūkį dažnai tenka paremti iš kitų jo šakų. Tačiau nesitikėjęs, kad gimusi idėja sūrį brandinti, sulauks tokios sėkmės. Nuo tada jau turės susimastyti apie rimtesnę gamybą ir įsirengti nedidelį sūrių cechą. Bet išgirskite jo istoriją patys. Vilmantai, tai kokio tipo sūrius dabar gaminate? Pagrindiniai yra kieto tipo sūriai, jeigu jie išlaukia ilgesnį brandinimo laikotarpį, bet dažniausiai parsiduoda jie šviežesni iki metų. Pradedu irgi pardavinėti nuo 2 mėnesių, nes yra nepasterizuoto pieno sūris. Jame išlikę viskas, kas yra piene, pienas nenugriebtas. Ir laiko einant dasipildė visais prieskoniais vienokiais ar kitokiais. Na kokie tie prieskoniai, matau, tikrai yra su kmynais, yra su džiovintų pomidorų, bazilikų, toks įdomesnis skonis, pats čederis, čederio tipo sūris. Ir man skaniausias pats grynas. Padarau kartais su levandom, kažkada dariau dar su dilgėlėm. Labai gražus, ten to skonio nelabai, bet sūris pats gražus. O kas inspiruoja? Klientai, jūsų pačio ieškojimai? Pavyzdžiui, su levandom sūris, tai šiaulių atėję moterys kelios, padaryk sūrį su levandom. Užsakymas toks, ar ne? Jo, man pirmas tas levandos buvo, muilas. Kvepia sūris, levanda, niekaip man ten nesipiešė, bet vieną kartą žiūrėjau brolio klasiokai, įsidėjus didelę puokštę levandų, parduodi gal, ir pardavė. Ir padariau tą pirmą sūrį ir labai visai gausiu normaliai. O kada jisai pastovėjo ir aš jį prapjau vieną virš metų, tai ten buvo kažkas tokio. Tai dabar laikas nuo laiko, kai gaunu levandų kur nors, tai padarau. O kaip iš viso aplamai gimė ta mintis eiti sūrio keliu, jeigu galima tai pasakyti? Kas privedė prie tos idėjos? Dideliam pardavimui ir platesniam ratui niekada neplanavau. Tiesiog norėjau turėti skanaus sūrio. Pradėjau virti pas save virtuvėje, tik tai, kad labai laiko gaila buvo. Nes apie visą dieną prastovi išeina 2 kg sūrių, niekaip neapsimoka. Paskui dar tuos 2 kg juos kažkur reikia padėti, kad jie brandintųsi, tada reikia patalpos, ir taip viskas ir prasidėjo. Bet jūs pats turite pieno ūkį, ar ne? Tai bepigu galbūt tą pieną ar naudoti, o nepirkti pieną ar gamintis. Taip bepigu atsipilti ten kelis kibirus pieno ir eksperimentuoti, taip yra paprasčiau negu ieškoti kur nors nupirkti. Juolab, kad nupirkti kokybiškų pienų pakankamai irgi yra sudėtinga. Ir dar kelis metus atgal dar sudėtingiau buvo. Bandžiau su ūkininkais vienais kitais susitarti, kad aš paprašau, kad jie pašertų taip, kaip nori, aš jiems sumokėčiau brangiau, bet vieno kito paklausiau, jie sakė, ne, mes čia turim sutartis ir tai nieko kito beveik nebeliko, kaip savo daryti. Pragyvent, kiek jūs dabar pats karvučių turit? Sakykime, iki 30 melžiamų. Na taip, iš ūkininko pusės ūkininkamo iš tiek pragyvent, parduodant tiekos karvių pieną, turbūt sudėtinga. Jokių šansų. Jokių šansų arba prapuolės. Bet tada geriau eiti į darbą. Taip. Tai va dabar tada galima sakyti, sūriai išgelbėjo, ar ne, jūsų tą norą ūkininkauti, bet pati ta sūrio gamybos technologija, tai nuo nulio irgi pradėjot. Nes taip, nuo visiško nulio. Ir nebaisu buvo, nuo ko pradėjo, kaip dabar, varškės sūrį, kaip ir sakau, močiutės kaime, dar kažkokį suprotį turim, ar ne, ten varškė užkaitinį, pakabini ten venzlioką, ar ne, bet čia fermentinis sūris, čia jau reikia brandinti ir kokie tie bandymai buvo? Ten tie bandymai kartais pasibaigdavo šiukšlyne, kartais šunys nesubloksto paskui, bet yra literatūra, kada laisvai kalbu angliškai ir dar kitą kalbą, tai tos informacijos tikrai yra daug. Ir ten visi receptai, viskas yra internete. Viskas yra. Jokių
Jokių paslapčių praktiškai nieko nėra, bet jeigu kas nors nesigauna, tada n kvadratu yra priežasčių. O ta linksmoji dalis tada ir prasideda, kai tu nežinai, dėl ko atsitiko taip, tada reikia skaityti, reikia domėtis bandymų keliu, pat bandai vieną kartą, ant kiekvienas sūris yra darimas užrašytas žurnale, jeigu kas nors, tada atsiverti, pasižiūrai, kas tada buvo. O tai kiek dabar sūrių rūšių galbūt gaminat, ar su tais pagardais, kiek suskaičiavus? Visų gal kokius 7-8, bet ne visada jų būna. Ten kai kurį sūrį padarau gal kartą į metus, bet galima sakyti, kad jis vis tiek buvo padarytas. Taip, o kurie pasiteisinę galbūt klientų labiausiai perkami, mėgiami? Klientų mėgiami yra šviežesni sūriai, kurie panašesni į kažką. Tai liliputą, pavyzdžiui, visi žino, ten džiugą žino, tai realiai pagal tuos ir lygina, arba jis į tą panašus, arba į tą panašus. O kokie pirmieji įspūdžiai, aš įsivaizduoju, pirmiausia turbūt pardavė turguose. Turguje, ar ne, vežėt savo produkciją pirmiausia? Taip, ten kita istorija iš to turgaus, į pirmą turgų net neišėjau visai, taip kaip į mokyklą, šiandien neisiu. Kodėl išsigandot, ar kaip? Aha. Nes nedrąsu buvo, niekad turgui taip nebuvau stovėjęs, niekad nebuvo man labai smagu turgui stovėti, paskui reikėjo priprasti. Dabar šiek tiek paprasčiau, jau visi žino, jau čia sūris, jau čia brandintas, jau čia lentynų reikia jam sąlygų. Nes irgi ugdomas ir tų vartotojų skonis, nes paragaut, vienokį nusiperki iš parduotuvės, ar ne, o čia žmogus savo ūkyje iš savo karvyčių pieno gamina štai tokį sūrį ir nustebimas, man rodos, turėjo būti. Tas nustebimas, kaip nustebimas, bet visiems buvo jisai buvo kitoks, negu kad gali nupirkti parduotuviai. To švietimo, manau, kad dar šiek tiek trūksta, aišku, dar prisideda ir žmonių didelės dalies finansinė padėtis, nes jisai gaunasi brangesnis, kaip ten bebūtų, negu visi kiti pagal ką lygina. Vieniem būna labai brangu, kitiem pigu, čia labai nuo žmonių priklauso. Bet ir tada vartotojų tas skonis keičiasi, sakykime, sūris toks brandintas, nes sportbačiai galbūt ne kiekvienas ten nusiperka kas kiek laiko, bet... Ne kiekvienam ir patinka, o pripratimas aš pats žinau ant savęs, kai Lietuvoje gerdavau kefyrą ir būdavo labai skanu, išvažiavau pagyventi į užsienį, grįžau po kelių metų, nusipirkau tą patį kefyrą ir jis buvo labai neskanus. Skonis keičiasi. Prie skonio pripranti. Ir skonis yra visų skirtingas, ten trys pirkėjai gali eiti pirkti sūrių ir visiems trim skirtingas skaniausias. Tokio, kuris jau tiktų visiems, nežinau, ar yra. O kiek, minėjot, laiko iki metų, mėnesiai 2, kur patinka, sakykime, klientai, bet koks tas kelias, maždaug labai trumpai, Vilmantai, jeigu manoma pasakyti, kokį kelią eina tas sūris, kuris išbrandintas ir jau galėsim ragauti ir skanauti? Tas sūris prasideda nuo gyvulių, realiai, nuo karvių. Paskutinius metus sėklinu su pakankamai gera sperma, kuri yra pritaikyta, negali sakyti, kad pritaikyta, bet jinai turi... Amerikonai skaičiuoja ten tą sūrio indeksą, jis yra pakankamai aukštas, ten tam tikri baltymai yra truputį kitokie negu pas kitas, didesnis kiekis procentaliai. O tai, Vilma, tai perduksiu, o kokios veislės tada karvės, kur genetika, kuris... Realiai, bet kurios pieną duoda? Aš taip galvoju, ten gal bus ten tų nuomonių visokių kitų, bet pienui šiandien dienai, Holšteinas vis tiek yra tas, kuris duoda pieną. Taip kaip vištos gali būti bet kokius, bet leghornai vis tiek deda kiaušinius geriausiai. Tai čia tas pats. Aišku, ten yra tų variacijų ir tų kitų veislių, ten vieni sako viena veislė geresnė, kiti kita. Čia kiekvienam pagal bet tai. Jūsų atveju būtent... Šiandien dienai turiu Holšteinus, gal kažkada mažum, nežinau, jeigu susidėliotų, tai galimus būtų pakeitimas į
normandų, ten tas karvės prancūzų, galbūt, nes labai gražios jos. O šiaip pienui tai vat yra Holšteinai ir jų pasirinkimas krypties, į kurią norėtum eiti, yra žymiai platesnis ir ten mokslas pažengęs daugiausiai. Tada ką? Tada melžia pieną. Bet ir pašarai turbūt. Pašarai irgi yra labai svarbus, ten visi, kaip aiškina tie, kurie turi didesnius ūkius ir visą kitą, jiem labai svarbu išmilžis ir kiekis, ir ta kokybė sąlyginai yra svarbi. Pas mane yra svarbiau pieno kokybė. Išmilžis yra pakankamai juokingas. Ten iki 15 litrų iš karvės per dieną, tai kelios ožkos gali duoti tiek pat, kiek ta mano karvė. Bet ne kiekybė, kokybė šiuo atveju. Taip, kokybė, ten pieno, pavyzdžiui, koeficientas jisai būna pakankamai aukštas. Šeriu praktiškai tik tai šieno arba sausų šienainių. Antraip nelabai kas gaunasi. Koncentruotų pašarų praktiškai nėra, tai tos visos teorijos apie daug pieno išmilžio ir visus kitus jos truputį atidėtos į šoną. Jos visos yra žinomos, žinau kaip padaryti, kad daug pieno duotų, bet šitaip yra paprasčiau. Nes jūs pats šiaip veterinarė, ar ne, sakėt baigęs, tai jums lengviau galbūt? Ta vadinama zootechnikija, kai pagal senesnius, tai gyvulininkystės technologas, tai ten tie visi šėrimai ir visi kiti, ir pats kaime buvęs nuo mažiukų. Ir šiaip patirties būtent gyvulininkystės srity, nors sakėt, neūkininkavot kaip po ūkininkas, ar ne, bet patirties turit ir užsienį, ir čia dirbot. Gyvulininkystės patirties turiu, sakykime, pakankamai, visada yra kur tobulėti. Dirbęs ir užsienį keliose šalyse, ir Lietuvoje ūkiuose kai kuriuose, ir didesniuose, ir grįžęs dabar prie savo. Tai va dabar tada karvės genetika, ar ne, pašarai, tada toliau kas? Kas tam fermentiniam sūriam gaminant ūkyje, nepramoniniu būdu, kas yra dar labai svarbu? Labai svarbu brandinimas, gal taip iš visų labai svarbu brandinimas. Ir pačiam ūkiui išgyventi iš visų gal tų sudedamųjų dalių sunkiausia yra pardavimas. Pats padarimas, ten tikrai nėra raketų mokslas, nors kai vienas mano giminaitis sako, operuot gali išmokyti ir beždžionę, bet sūrį padaryti, sako, kažkas tokio. Man atrodo atvirkščiai, jam kitaip atrodo. Mum irgi galbūt atrodo kažkas tokio, nes brandinti sūrį vis tiek ir temperatūra, ir priežiūra, ar vartyti ten reikia. Daug tokių dalykėlių. Taip, ir vartyti, ir plauti, ir vėjo greitis brandykloj, ir drėgmė. Yra labai daug sudedamųjų dalių, kurios visos yra po truputį svarbios. Bet jūs tikrai nepasigirsit, bet aš pasakysiu, kad šiemet, ar ne, sūrių šventė, jūsų grynas sūris pelnė prizinę vietą, ar ne? Taip, tai 10 metų darbas, tai Vilmantai, tai džiugu. Tai labai smagus atrodo, kad tam visam komisijai nebuvo tik tai tas vienas priduotas sūris, buvo kiti priduoti, kad gaut komentarą, kur dar galima būtų pagerinti ar pasistengti. O tas vienas senesnis sūris, jisai taip laimėjo, labai smagu buvo. O grynas, tai kad be prieskonių, kodėl jis grynas? Tiesiog sugalvoju tokį pavadinimą. Vieni sako be nieko, aš sakau su nieku. Tiesiog. Smagu, kad vyksta renginiai tokie, kad gali išeiti tie smulkesni visi pasirodyti, didelis kiekis ir srautas žmonių praeina pro tave, pamato, sužino, ir šviečiamoji ta pusė tokia yra. Gali žmonės paragauti, dabar šitais metais, tai ir iš Lenkijos buvo nemažai žmonių. Yra labai svarbu, aišku, ta grandinė nuo ūkio iki stalo, bet realiai jinai turi veikti, ir jinai galbūt jau veikia, ir ūkininkui kaip tam smulkiajam, tai yra labai svarbu.
rasti savo vartotoją? Taip yra svarbu ir pakankamai sudėtinga, nes pats negali būti visur kitur, atsidaryti vien tik tai sūrių parduotuvę ar Vilniuje, ar Kaune. Finansiškai manau, kad ne visai patempiama, tada turi ieškoti, kas jį pardavinės. Vien tik tai, jeigu išgyventi, vien tik tai pačiam pasidaryti, išvažiuoti į mugę, yra pakankamai sudėtinga. Žiūrint labiau taip, mums kaip įsivaizduojame, šiek tiek kalbėjom, kad kitose šalise yra ilgesnė, gilesnė ta kultūra, ar ne, sūrių, bet gal po truputį ir mes pripratinsim tą vartotoją. Taip, pripras, atsirado ta viena, kita, trečia sūriniai, kurios tai daro, neturim mes ten tų rūsių, neturim galimybių čia aplinkui lygumus. Neturim šimtamečių pastatų, dvarų ar dar kažko, kur tai buvo vystoma nuo neatmenamų laikų. Ir atsiverti senelių ar senolių ar ne, užrašų knygą. Taip, čia neatsiverti nieko, čia tiesiog atsiverti interneto puslapį ir bandai išspausti maksimumą, ką gali pritaikyti čia pas mus ar Suvalkijoje, sakykime, ar Lietuvoje. Vėl nemonotonija, atvažiuoja skirtingi žmonės, atvažiuoja skirtingų istorijų prisiklausai. Tai yra bendravimas, tai nėra, kad gyvenu šiandien kaime ir pažiūrau panoramą ir nueinu miegoti. Ne, tai laiko nelieka. Nes vis tiek, kiek ūkyje jums dabar padeda, jūs keliese darbuojatės? Padeda man tėtis labai daug. Beveik visus pagrindinius darbus, ten ar šieną nupjauti, ar vartyti dalį jisai daro, aš jau kol gali, tol daro, šėrimas žiemą irgi jisai padeda. Realiai tai dar vieno samdomo darbininko darbą daro, reikėtų samdyti, jeigu ne jisai. O tai visiems turbūt aktualu, galbūt ir čiagi nepaslaptis, kad vis dėlto pastarąjį dešimtmetį su pieno ūkiais sudėtinga situacija, ar ne? Ir jūs radot sprendimą, radot jau savo nišą, kažkaip galvojantiems, ką daryti, atsisakyti ar kažką daryti, kaip nepamesti galvos, pasiklausius jūsų istorijos, kad puikiai galima ir iš savo pieno ūkio kažką padaryti. Ką reikėtų, nuo ko pradėti, ką kreipdėmėsi? Jeigu šiaip visiškai atvirai, antrų kartų Lietuvoje nepradėčiau. Galėčiau papasakoti, kaip čia viskas yra gerai, bet tai yra labai brangiai man atsiejęs dalykas. Viskuo, pradedant šeima ir visais kitais. Vien tik tai, kad pakankamai užsispyręs ir tai man patinka daryti tą, ką darau. Nes finansiškai aš tikrai galėjau geriau gyventi, eidamas į darbą ir ten valdydamas kitus ūkius arba užsienį arba Lietuvoje. Bet turbūt, jeigu taip sakat ir tai jūsų kryptis, jūsų pasirinkimas, neketinat sustoti, galbūt truputėlį ir kitą sortimentą, gal plėsti sortimentą, kažką jogurtus ar kažkokią... Plėtrai yra, pabandymai buvę. Ten ir kitą sūrį, ten, sakykime, su baltų pelėsiu ar su mėlynu pelėsiu bandymai buvo pakankamai, man atrodė, jie pakankamai sėkmingi. Tik tai tam reikia dar daugiau laisvo laiko, kurio šiais metais ir praeitais kaip ir nebuvo visai. Tai tie eksperimentai užtrunka. Jie užtrunka, nes vien tik tai pasižiūrėti, ar tau sūris gavosi, už tai reikia 2 mėnesių. Vieną padaryti ir laukti, kas gausis ir daryti kitą, tai 6 bandymai metų nėra. Čia aš neku apie tuos sūrius, kurie greitai subręsta. O jeigu ten laikyti, pavyzdžiui, kitą sūrį iki metų ir pažiūrėti, kas gausis, tai tada 1 bandymas per metus. Platesnio spektro sūrių nuperka daugiau, nei vien tik tai vienos rūšies. Aišku, tai užtrunka ir gamyboje kitaip. Daug sudėtingiau, nes skirtingi sūriai dar priklauso nuo to, ką įdėsi daug priedus, kartais įdėdi priedus ir išmeti kelias partijas lauk. O kokia, sakykime, jūsų, ūkininkavimo, kaip pasakyti, skambiai filosofija ar kažkoks požiūris, kuo jūs vadovaujatės, nes netaip lengva čia jums buvo?
Vadovaujuosi tai labai paprastai. Ką bedarytum, turėtų tai teikti malonumą. Ir kai jau pradeda nebeteikti malonumų, tada iš esmės pradedi pergalvoti, ką tai daryti. Kaip ten bebūtų, tai yra kūryba. Ir kūryba visame kame. Net čia nupirkus va šitą žemės sklypą, jame nieko nebuvo. Jau įsikali tvorą į stulpą, užsitveri stulpą, jau tu turi kuo pasidžiaugti. Aišku, kitam ten, stulpas 100 metų pro tą stulpą gali važiuoti. O pačiam yra smagu, pastatei pašiūrę, kokia jinai kreiva šleiva, jeigu nelyja, jau jinai pašiūrė. Tai prasme, tai yra kiekvieną dieną kažkas naujo ir truputį į priekį. Jeigu nejudi į priekį, vadinasi judi atgal, nes vietoje niekas nestovi. Taip ir čia. Vilkaviškietis rado būdą, kaip uždirbti iš pieno. Beje, po beveik 10-mečio darbo atėjo įvertinimas ir Respublikos mastu. Šiemet sūrių konkurse Vilmanto sūris Grynas pripažintas geriausių karvių pieno sūrių. Ūkininkų sėkmės istorijų bus ir daugiau. Patiko šis video? Prenumeruokite Agroakademija kanalą, paspauskite patinka ir toliau stebėkite mūsų naujienas portale ir socialiniuose tinkluose. Iki kito karto. Thank you.